Tai trumpai papasakosiu, ką galima nuveikti Kuveite per 20 valandų. Pats į Kuveitą skridau apie 2 val. Nakties, sutvarkiau vizą ir išėjau apie 3 tik tai. Laimiai mane oro uostą pasitiko vairuotojas, kuris nuvežė į viešbutį. Pats viešbutis buvo normalus, iš 29 aukšto matėsi vaizdai į dangoraižius, tačiau langai buvo labai neplauti ir gadino bet kokį vaizdą ir nuotraukas. Tai miegoti ilgai neteko, apie 10 val. Turėjome jau būti Kuveito finansų ministerijoje sutikimui, prieš tai dar reikėjo papusryčiauti ir išsilyginti marškinius. Pagrindinė pristatymo dalis vyko arabų kalba ir mano vaidmuo ten buvo nepagrindinis, tiesiog buvau ten tam, kad atsakyčiau į sudėtingesnius klausimus apie mokesčių administravimą, jeigu tų klausimų būtų kam nors atsiradę. Ir pasitikimas buvo ganėtinai intensyvus ir užtruko apie 5 valandas vietoj planuotų 4. Po pristatymo vienas iš kolegų išskubėjo į oro uostą, mes su Vilidu turėjome vėlesnius skrydžius. Ir laimiai 34 viešbučio aukšte radom šį šyšą lounge'ą. Jame parūkėme kaljaną ir prisiminėm senus laikus. Vilidas iš tikrųjų kadaise prieš maždaug 5-7 metus buvo mano pavaldinys. Ir jis paglosti mano savimylę, pasakydamas, kad vis dar pamena ir naudoja kai kuriuos mano įkvėpimo perliukus. Būtent pasakėme, kad reikia daryti darbus, kurie turi būti padaryti, ne tos darbus, kuriuos mes norime daryti. Tai aš pats visiškai neatsimenu, kad būčiau kažką panašaus sakęs, bet skamba kaip kas nors, ką aš būčiau galėjęs pasakyti. Tai malonu išgirsti, kad kažkas prisimena ir netgi naudoja šitą mano išmintį. How is this called? This is bedun? Kas. This is kas, so this is stronger than salum. Really? Okay. Okay, try it. So, on the strength level, Walid, what is it like? Saloom, Zagul, and cut? Or like, which is stronger? Kas. No. First, the weakest is Saloom? Zagul. Zagul. And then Saloom? And then cut? Okay. Was he correct? No? Okay. I'm learning a lot about shisha, you know. Tada Validas išskrido, o mano skrydis buvo 2 val. Nakties ir aš išėjau ieškoti šavarmos. Tuo esu Kuveite, turiu dar 3,5 valandos iki reikės važiuoti, turiu 2,5 valandos iki reikės važiuoti į oro uostą ir atėjau į tiesiog restoranėlį, kur galėjau ieškoti šavarmos. Aš sakiau, 3 nedideliukas šavarmas. Tai va, pasižiūrėsim, ar jos kiek nors geros ar ne. 3 mini šavarmas, užtruko jiems apie 2 minutės. Čia nėra, aišku, šavarma tikra. Bet ką padarysi. Vienas šitas mažas kebabiukas kainuoja eurą kažkur 40. Didelis kebabas 2,80. Turint omeny, kad šitas davis yra euras 40. Tai tiek skonis, tiek kokybė palyginus su lietuvišku kebabu yra nepalyginamai geresnė. Tai šitos avokadų sultys man kainavo apie 3 eurus. Aš žinau, kad jose pripilta ledų, bet iš tikrųjų nebuvo ledų. Tai vat, kitas dalykas, aš esu iš tikrųjų miesto centre. Tu apsuksiu kamerą. Esu miesto centre. Ir čia turbūt pagrindinė vieta, kur yra kažkiek žmonių. Nes visur kitur, kur vaikščiau, jų nebuvo. Ir tolumoj matosi tasai Kuveito Liberation Tower. Kuveito išsilaisvinimo bokštas yra šiek tiek aukštesnis negu Vilniaus televizijos bokštas. Apytikai 60 metrų. Ir bent jau tas per vidurį esantis apžvalgos ratas yra irgi gerokai masyvesnis. Kur yra sakoma, kad kaimo vėjas įspindi skelbimuose. Tai tarkime, čia kažkas reklamuojasi Bedbug and Cockroach vaistuose. Duoda 1 metų garantiją. Jie yra bekvapiai. Ir jūs galite būti kambaryje kartu su nuodais, nes jie tik milteliai. Čia yra įdomus plakatas. Ieškomas O+ kraujo grupės inkstas. Cool. Toje vietoje kažkas nuomoja kėdę.
virš viešbučio. Paskokius 200 metrų nuo dangoraižių, negi mažiau negu 200 metrų, yra nemažai apgriuvusių ar nebaigtų statyti pastatų. Kalbant apie duty free kainas, Kuveito duty free yra miniatiūrinis, ten pardavinėja tik tai kosmetiką arba tabaką. Tabako kainos yra neblogos, pusę kilogramą apie 11 eurų, kilogramas apie 17 eurų, atitinkamai Vilniuje už tiek mokėtumėt 130 arba 180 eurų. Žmona kolekcionuoja šitos Starbucks puodelius, tai teko vieną būtinai prigriebti. Skrendant atgal gavau vietą eilėje, kurioje nebuvo nei vieno lango. Skrydis virš Kuveito turėtų patikti pilotams, kurie mėgsta adrenaliną, nes skrendam visai šalia Irano, kuris vis dar apsišaudo raketomis su Izraeliu. Jų priešlėktuvinė gynyba turėtų būti aukštoje parengtyje ir jie prieš 5 metus netyčia numušė keleivinį Ukrainos lėktuvą. Izraelis irgi šaudo raketas į Iraną bei į Libaną. Libanas juos taip pat apšaudo raketomis. Toliau šalia visai yra Sirija, kur vis dar yra karštas regionas. Ten prieš 2 mėnesius šalia Homs miestelio buvo numuštas Ilyushin 706 lėktuvas. Taip pat, kadangi kito maršruto kaip ir nelabai yra, lėktuvas skrenda virš Irako, su kuria Kuveitas kariavo prieš 30 metų, ten įtampos vis dar tebėra. Mes skrendam virš Bagdado ir Mosulo. Mosulas dar visai neseniai buvo ISIS sostinė. Taip pat kabinam Turkijos rytinę dalį, kur vyksta žemo intensyvumo civilinis karas tarp kurdų ir turkų, kurio nelabai raportuoja mūsų žiniasklaida. Ir taip pat netoliese yra Azerbaidžanas, kurio keleivinį lėktuvą rusai dar prieš kokį mėnesį numušė. Taip pat ne pats fainiausias maršrutas turėtų būti.